Diena. Labą dieną visiems. Taigi dėkoju, kas prisijungėte į šią verslo prezentaciją. Ir prezentaciją šiandien vesiu aš, Birutė Kurmienė, ir pristatysiu Jums, kaip galite uždirbti papildomų pinigų, neišeinant iš namų su kompanija Livion. Taigi dalinuosi ekranu. Taigi, Livion uždarbio ir verslo prezentacija. Kas čia dabar? Laukiat. Gerai. Taigi, kas aš tokia esu? Tai esu Birutė Kurmienė, esu dviejų vaikučių mama, esu namų šeimininkė moteris ir esu Livion kompanijos viena iš lyderių. Tai nuo kada aš pradėjau dirbti, tai yra mano registracijos diena yra 21 metai, vasario 11 diena, bet iš tikrųjų ši diena nėra ta diena, nuo kurios aš tikrai pradėjau startuoti. Man iki mano darbo, kada aš pradėčiau daryti veiksmus, reikėjo daugti, kol aš subręsčiau apskritai, ko aš čia noriu ir ką aš čia veikiu. Tai iš tikrųjų aš pradėjau 21 metais nuo rugsėjo mėnesio kažką tai daryti daugiau ir pradėjau su tuo startu, kada jau žinojau, ką aš čia veikiu, ko aš čia noriu pasiekti ir tuo metu, kai buvau su 4 mėnesių mergaite ant rankų, šiuo metu jau tai mergaitai yra 4 metai, nuo to laiko aš pradėjau startuoti kiekvieną dieną daryti veiksmus. Mano komandoje šiuo metu jau yra 530 partnerių. Į šį skaičių iš tikrųjų įeina tie žmonės, su kuriais aš dirbu, taip pat žmonės, kurie yra tiesiog užsiregistravę ir tikėjusi, kad pinigai čia pradeda lyti iš dangaus, bet tikrai taip nėra. Ir žmonės, kurie tiesiog yra vartotojai ir perkasi produktus savo, kadangi kompanija yra produktinė. Mano pačios pasiekimas aukščiausias yra 22 procentas ir nuo 22 procentų mes turime labai didelių galimybių, ko žmogus gali, ką gali pasiekti ir pasiimti, bet apie tai pakalbėsim mes toliau. Ką aš pati esu gavusi iš kompanijos, tai esu gavusi jau 4 keliones, 3 kartus vykau į Lenkiją, tai į Gnevino, Zakopanę ir Varšuvą. Varšuvoje buvau visai neseniai, netgi kovo 8 dieną, mes ten turėjom renginį. Ir žinoma, 24 metais kompanijos sąskaita aš vykau į Egiptą Hurgadą, kurioje išbuvau 7 dienas, su viskas įskaičiuota ir man tiesiog reikėjo pasirūpinti, kaip nuvykti į oro uostą. O viskas toliau buvo tiesiog padengta kompanijos sąskaita. Ir žinoma, be kelionių esu gausi ne vieną piniginę premiją, ekstra prie komisinių bonusai, piniginės premijos, tai tik tais yra dalis, ką mes gaunam už savo darbą, už savo rezultatus. Taigi, kalbant toliau apie pačią kompaniją, tai kompanija yra įsikūrusi Lenkijoje nuo 2014 metų. Pas mus Lietuvoje yra nuo 20 metų spalio. Tai realiai mes dabar esam 4 metai ir jau kapsim į 5 metus. Toliau kalbant, ko mes čia esam kiekvienas susirinkęs, tai aišku yra pagrindinis dalykas uždirbti. Aš lygiai taip pat buvau iš tų, kurie ieškojo kaip užsidirbti papildomai, kaip prisidėti prie šeimos biudžeto, būnant su vaiku namuose. Dar kalbant apie mano pačios istoriją šiek tiek, tai prieš Livion, tai aš dirbau Plavinėjau nuo 16 metų po užsienį, tikrai dirbau sudėtingus ir sunkius darbus, teko ir durpynę dirbti, ir kambarinę dirbti, ir pusryčius gaminti, ir recepšinę sėdėti, ir, nu, tiesiog labai plačiai buvau po užsienį lakščiau ir galiausiai grįžau į Lietuvą ir pradėjau dirbti eBay pardavėją. Tai mano alga siekia tuo metu 500 eurų į rankas per mėnesį. Tai būtent šios kompanijos dėka mano pirmas tikslas buvo nebegrįžti į samdomą darbą po vaiko priežiūros atostogų ir man tai pilnai pavyko padaryti. Tai būtent šiai dienai su kompanija ir skaičiuoju praktiškai 4 metus. Taigi, kalbant apie mūsų marketingo planą, jūs čia matot procentus ir taškus. Taigi, kai jūs susiregistruosite į savo elektroninę parduotuvę, jeigu jūs nuspręsite pradėti dirbti, tai pamatysite, kad kiekvienas produktas turi tam tikrą skaičių taškų. Kai mes užsakinėjom produktus, tie taškai visą mėnesį kaupėsi nuo jūsų padarytų užsakymų.
Lygiai taip pat, jeigu kuriate komandą ir ieškote žmonių, kurie norės kartu dirbti su jumis ir jūs pasikviesite juos į savo komandą, nuo komandos lygiai taip pat uždirbsit, nes nuo komandos taškai pliusuosis lygiai taip pat jums. Tokiu būdu automatiškai jūs kylate marketingo laipteliais, kaip pavyzdys 4% pasiekti užtenka 200 taškų. 200 taškų gali būti jūsų asmeninė apyvarta arba gali jau būti komandinė apyvarta. Jeigu pasiekėt pirmosius 200 taškų, jums pradeda skaičiuotis komisinis atlygis iš kompanijos. Norint pasiekti 7% jau reikia 1000 taškų. Tai kaip matote, uždarbis vyrauja nuo iki 10% uždarbis vyrauja nuo 0 iki 250, pasiekus 13 ir kylant iki 22, jūsų komisiniai iš kompanijos jau būna nuo 250 iki 1250. Ir tai nėra lubu. Viskas priklauso nuo jūsų apyvartos, nuo jūsų padarytų užsakymų ir nuo jūsų, kiek jų žmonių surasit. Kalbant toliau, nuo 22% jau galima iš tikrųjų pilnai išgyventi ir nebegrįžti į samdomą darbą. Man asmeniškai pagal mano gebėjimus ir padarytas apyvartas, man užteko 19%, kad aš galutinai nuspręsčiau nebegrįžti į samdomą darbą, nes tikrai pakankamai jau jau pakankamai uždirbau tuo metu. Ir būtent nuo 22% jau kiekvienas žmogus gali pretenduoti keliauti kompanijos sąskaitą prie palmių. Ir lygiai taip pat nuo 22% kompanija gali pradėti dengti jūsų autolizingo. Galit pretenduoti į autolizingo dengimą, taip galima sakyti. Toliau kalbant apie didžiuosius pasiekimus nuo Gold Manager. Neįvardinsiu, kiek mes Gold Managerių turim, bet Diamond Managerių mes turim Lietuvoje 2 moteris. Apie Gold Manager jų yra šiek tiek daugiau, bet tikslaus skaičiaus nepasakysiu. Nuo Gold Manager jau galite pretenduoti gauti būsto paskolos dengimą iš kompanijos. Kalbant apie platesnės galimybės, kurias parodysiu kitoj skaidriai, tai pasiekus šiuos didžiuosius pasiekimus, pasimant būsto paskolos dengimą arba autolizingo dengimą, nėra pasirašinėjami kažkokios tai sutartis, kad namas, automobilis priklausytų kompanijai. Ne. Kompanija yra visiškai nesvarbu, kokia jūsų yra paskola, kokios palūkanos ir panašiai. Jiems svarbu, kad jūs išlaiko savo kvalifikaciją, jie išlaiko 22%, pasiekėt Gold Manager, jie tiesiog jums moka bonusus prie jūsų komisinių. Tai kalbant apie tas mūsų galimybės, ką kompanija siūlo, tai kiekvienas žmogus, nesvarbu esat naujas senbuvis, kiekvienas gali pretenduoti į visiškai visas šias kvalifikacijas. Tai pirmiausia, ką nuo sausio 1 iki rugpjūčio kompanija siūlo, tai geriausia pardavėjo premija, kurioje galima gauti nuo 300 iki 500 eurų premiją. Praeitais metais lygiai taip pat aš irgi nusiskyniau 300 eurų premiją nuo geriausio pardavėjo. Taip pat karts nuo karto mes turim dažniausiai nuo sausio mėnesį iki vasario pabaigos Kviesk ir uždirbk konkursą, kuriame irgi galima gauti neblogai premiją nuo 50 iki 300 eurų. Toliau yra ekstra komisiniai, tai jau už jūsų išlaikytą kvalifikaciją. Jeigu jūs išlaikote kvalifikaciją pagal kompanijos suteiktas sąlygas, jūsų bonusas, kiek galite gauti, siekia iki 6950 eurų prie jūsų komisinių ekstra. Tai yra tik ekstra pinigai prie jūsų komisinių. Kaip kalbėjau apie keliones, tai būtent nuo 22% galima jau pretenduoti į kelionę.
išlaikius 3 mėnesius 22% su 30 000 taškų, jūs jau turite bilietą keliauti kompanijos sąskaitą prie Palmių. Šalį išrenka pati kompanija ir tada visi drauge su būtent Livion kompanijos bendražygiais keliaujate nemokamai atostogauti. Aš galiu pasidalinti iš praeitų metų, kad pirmą kartą skridau, apskritai pirmą kartą Egipte buvau. Tai buvo tikrai labai įspūdingi vaizdai, įspūdingas laikas su žmonėm, kurie turi bele kiek patirties, daug motivacijos ir, ta prasme, visko pasisemti ir parsivežti po savaitės namo. Tai tikrai buvo kažkas wow. Tai tikrai kiekvienam linkiu sudalyvauti ir siekti, jeigu kažkas tai norit nemokamai pradėti keliauti. Toliau kalbant apie kitas motyvacinės sistemas, tai svajonių automobilį į auto leasingą galite irgi pretenduoti nuo 22% išlaikius kompanijos pateiktas sąlygas, tai jūsų bonusas už jūsų kvalifikacijas, jeigu jūs išlaiko 22% ir jūsų komisinis būna nuo 750, jums kompanija ekstra veda 275 eurus ekstra, kad jūs pasidengtumėt auto leasingą. Tai jeigu jūsų kvalifikacija didėja, didėja ir jūsų bonusas iš kompanijos. Kalbant apie būsto paskolos dengimą, tai lygiai taip pat, jeigu išlaikot Gold Manager, pasiemat būsto paskolos dengimą iš kompanijos, tai jūsų minimali įmoka iš kompanijos yra 350, jeigu kylate kvalifikacijom į viršų, tai gali siekti iki 1800 eurų. Čia yra šiek tiek pasidalinsiu nuotraukų apie mūsų visas premijas. Tai auto leasingo dengimą pas mus turi šiai dienai 2 moteris, tai Justina ir Viktorija. Būsto paskolos dengimą turi 3 moteris, tai yra Agnė, Justina ir Edita, va. Ir tai yra praeitų metų mūsų nuotrauka, kai mes buvom Egipte, tai iš tikrųjų kiekvienam verta, jeigu norit pradėti uždirbti, norit keliauti nemokamai, norit iš gyvenimo daugiau, tai tikrai verta pasvarstyti ir pagalvoti apie šią galimybę. Taigi toliau kalbant, kaip dirbti, tai yra keli būdai. Tai pirmiausia, galite būti kaip vartotojas ir prisiregistravus pirktis produktus tiesiog su 30% nuolaida. Lygiai taip pat galite pradėti rekomenduoti ir rodyti produktus kitiems žmonėms, juos parduoti ir uždirbti 30% nuo parduotos prekės, tai 30% jums lieka tiesiai nuo parduotos prekės, plus gaunat komisinį iš kompanijos už taškus, apie kuriuos kalbėjau pradžiai, kad kiekvienas produktas turi tam tikrą skaičių taškų. Ir žinoma, trečias būdas, galite plėsti savo vartotojų tinklą ir ieškoti komandos narių, kurie norės dirbti drauge su jumis, daryti užsakymus, dirbti su pardavimais ir ieškotis taip pat savo komandos narių ir tokiu būdu jūs uždirbsit taip pat nuo komandos. Ir svarbiausias dalykas, jeigu norit greičiau ir efektyviau uždirbti didelius pinigus, nuskinti didžiausias motyvacinės sistemas, tai visą laiką rekomenduoju vienu metu dirbti keliais būdais, taip greičiau pasieksit savo aukštesnį norimą lygį ir uždarbį. Taigi, kalbant, kaip galima sustartuoti, kaip galima prisijungti prie mūsų kompanijos. Tai pirmiausia, Baltijos šalise mes turim nemokamą registraciją, tai registruojame su kodu. Ir yra 4 mokami būdai, kuriuos dabar matot ekrane, tai pirminis yra produktinis, tai minimalus apsipirkimas produktų registracijos metu, kurių krepšelis turi būti 55 eurai. Nuo šio startinio paketo jums iš karto sukapsi 170 taškų startui. Esate 0%, nebent jūsų užsakymas, jūs pasidarė didesnį krepšelį negu 55 eurai ir gavosi daugiau negu 170 taškų, tai gavosi 200 taškų, tada iš karto jūs tampate 4%. Ir iš karto jums pradeda skaičiuotis komisinis atlygis iš kompanijos. Sekantis ir tikrai labai perkamas startinis paketas, tai yra profesionalus.
iš kurio gaunat iš karto įrankį, tai yra mėginėlių papkė, katalogas, marketingo planas, tai yra pagrindinė medžiaga praktiškai su kuria mes dirbam. Tai papkėje visi būna 20 procentų parfumo kvepalų mėginėliai. Ir taip pat su šiuo startiniu paketu jūs gaunat triem produktam 50% nuolaidą. Tai kaip pavyzdys, jeigu pas mus kvepalai kainuoja 14 eurų, tai jūs su 50% nuolaida jūs galite kvepalus pasimti už 7 eurus. Ir su šiuo startiniu paketu jūs gaunate tik 50 taškų ir pradedate nuo nulio. Toliau, kalbant apie mūsų jau biznio verslo paketus, tai aš pati asmeniškai turiu supervisor paketą ir kalbant apie šį paketą, tai startas yra su 550 eurų. Ir čia, ką jūs gaunate, tai už 50 eurų, kaip ir profesionaliame. Ir apskritai pas mus mėginėlių papkė tiek ir kainuoja 50 eurų. Tai už 50 eurų jūs gaunate mėginėlių papkę su rinkodaros medžiaga ir likę tie 500 eurų jums įkrenta į elektroninę parduotuvę, kuriuos vėliau galite išnaudoti tolimesniems užsakymams, užsakinėti toliau prekes ir susigrąžinti pinigus per klientus. Su šiuo paketu jūs gaunate 1700 taškų, komisiniais jums sugrįžta 29 eurai minimum ir niekada nebūnate žemiau 7 procento. Ką galiu pasakyti apie verslo paketus? Tai kai nusiperkate verslo paketus, grįžkim prie marketingo plano. Kai mes turim paprastesnės registracijas, tai mes kiekvieną mėnesį pradedam praktiškai nuo nulio. Mum rodys, koks yra mūsų paskutinis pasiektas marketingo laiptelis, bet kitą mėnesį mes praktiškai pradedam nuo nulio. O pasirinkus supervisorio paketą arba premium paketą, tai jūs kiekvieną mėnesį pradėsit nuo 7 procento ir kartais, jeigu būna visokių mėnesių, jeigu būna sunkesnis mėnuo ir darosi mažiau užsakymų susirenki, tai kai pagal taškus jie pradeda skaičiuoti kaip už 7 procentą. Jeigu jūs turite surinkę mažiau taškų, tai jums komisinė atlygis skaičiuos kaip už 7. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, registravote su paprasta registracija ir kyla tiesiog pagal taškų skaičių marketingo laipteliais, tai kaip pavyzdys 4 procentas 200 taškų, tai jums ir skaičiuoja kaip už 4 procentą. O jeigu, pavyzdžiui, jūs turite asmeninių taškų 200 ir turit supervisor paketą pasiėmę, tai jums skaičiuos tus 200 taškų kaip už 7 procentą. Tai tokiu būdu jums komisiniai skaičiuojasi didesni. Toliau grįžkim prie premium paketo. Tai premium paketas startas prasideda nuo 1050 eurų. Tai už 50 eurų jūs gaunate mėginėlių papkę, lygiai taip pat kaip ir su supervisor, gaunate rinkodaros medžiagą. Likę 1000 eurų įkrenta jums į elektroninę parduotuvę, kuriuos vėliau galėsit išnaudoti prekių užsakymams ir susigrąžinti per klientus. Su šiuo paketu jūs gaunate 3000 taškų iš karto, komisiniais jums sugrįžta atgal 75 eurai ir niekada nekrentate žemiau 10 procento. Tai va. Tai čia yra startas, kaip jūs galite sustartuoti. Kaip minėjau pradžiai, mes turim ir nemokamą registraciją, bet nemokama registracija yra tik Baltijos šalise. Toliau kalbant, kadangi mūsų kompanija yra produktinė, tai mes turim apčiuopiamus dalykus, tai yra produktai. Jeigu kalbant apie produktus, tai kompanija pati orientuota yra į natūralumą, į natūralios sudėties produktus, draugiškus gamtai produktus ir vis daugiau ir daugiau pas mus atsiranda ekologiškų produktų. Man asmeniškai kai aš pradėjau dirbti, aš registravausi su nemokama registracija, bet būtent kai norėjau pradėti dirbti, aš pasibandžiau keletą produktų savo, tai buvo argano rinkinys, kolostrum kavali papildai, vieni kvepalai Black Opium, 107 numeriukas ir veido pirštinėlė.
Išsibandžiau šiuos 4 produktus ir būtent iš po tų produktų man kvepalai ypatingai prilipo. Iš karto veido pirštinėlę makiažui valyti, iškart padėjo būtent, kai aš mėgėjau sunaudoti atsparų vandeniui tušą ir kai aš pamačiau, kaip lengvai viskas valosi. Tai tiesiog su šiais produktais aš ir užsikabliavau darbuotis. Kolostrum kavalį, kadangi buvau po gimdymo, man lygiai taip pat slinko labai plaukai ir čia turėjau vietų išplikusi tuo metu. Tai kolostrum kavalį pagerėjimą pajutau tik po 2 savaičių, kad galėčiau įvertinti. Taip, būtent po 2 savaičių pajutau, kad čia pradėtų auginėti daug antenėlių. Tai būtent su šiais produktais aš ir sustartavau ir jie iš tikrųjų buvo labai efektyvūs ir aukštos kokybės. Ir kas labiausiai man patinka, kad yra kainos ir kokybės santykis labai protingas ir labai patrauklus klientams. Lygiai taip pat ir mūsų pakuotės, jos vaizdžiai iš tikrųjų labai gražiai atrodo ir žmonės netgi tus produktus perkasi dovanoms, kalėdoms. Praeitais metais, ne praeitais, užpraeitais metais aš pamenu, net 12 dėžių pardaviau vienam žmogui sukomplektuotų kalėdoms, vienu žodžiu. Tai iš tikrųjų yra labai perkami dalykai ir gražios pakuotės, kad būtų įteikiama kaip dovana. Lygiai taip pat pas mus kompanija rūpinasi, kad viskas būtų tvarkinga, tai mūsų visi maisto papildai turi notifikacijas ir yra patvirtinti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lietuvoje. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad mes galėtumėm jaustis saugus ir kad mes dirbame legaliai. Tai va, jeigu kalbant apie viską nuo pradžių ir apibendrinant, ką gausite, tai visus mokymus, visa paruošta sistema online ir offline, kaip jūs turėtumėte dirbti, kaip surasti klientus, kaip pakalbinti komandos narius ir panašiai. Tai viską jūs gausite jau atėję į vidinės grupės. Toliau gausite 30% nuolaidą visam laikui, kuri yra nekintanti ir jinai visą laiką būna tokia pati arba didesnė, kai kompanija paskelbia akcijas. Gausite visas prieinamas nuolaidas ir akcijas, internetinę parduotuvę, kuri dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. Svarbiausias dalykas, kad nėra jokių priverstinių užsipirkimų ir užsakymų. Tai jūs neprivalote sandėliuotis produktų namuose, jų apsistatyti krūvom ir po to galvoti, kaip juos parduoti. Jūs galite dirbti užsakomojų būdu. Tai užsakomasis būdas yra tas, kad reklamuojat produktą, gaunat klientą, pasiemat pavedimą ir tik tuomet užsakot produktą klientui. Ir žinoma, toliau gaunat lojalumo programą. Viskas jums yra prieinama lygiai taip pat kaip ir mums, tai lygiai taip pat kaip ir jums. Ir kas svarbiausia iš tikrųjų mūsų versle, tai yra motivacija. Be motivacijos labai yra sunku ir save paskatinti kažką daryti. Tai ir pradžiai dažniausiai žmogus ateina neigiamai nusiteikęs, nes galvoja, kad neparduos, niekas nepavyks, niekas nesiseks, nemoku. Tai iš tikrųjų, jeigu taip galvosit, taip ir bus. Jeigu pradėsit stumti tas mintis į šalį ir pradėsit savo kartuoti, kad aš išmoksiu, aš padarysiu, kad aš parduosiu, kad aš pakalbinsiu komandos narį, tai taip ir bus. Viskas priklauso, kas vyksta mūsų galvoje. Kaip aš sakau, viskas, ką turi savo galvoje, gali turėti ir savo rankose. Tai yra mano mėgstamiausia frazė iš tikrųjų. Tai va, ačiū, kad šiandien peržiūrėjot šią prezentaciją, kad buvot draugė su manimi. Taigi kviečiu jungtis į Livivion šeimą ir siekti tikslų kartu. Taigi jeigu žiūrėjote šią prezentaciją ir jums patiko, būtinai susisiekite su žmogumi, kuris jūs pakvietė į šią prezentaciją.